Mes visą laiką kontaktuojam su didesnė grupė ar mažesnė grupė, ar žmonos, vaikai ir esam šiek tiek priklausomi nuo visų. Tai vat, linkiu jums, kad retkarčiais turėkite tą karališką laiką ir karališką plotą, kur jūs galite daryti tai, ką norite. Nes vieną kartą, ko gero gyvenime, jeigu reinkarnacijos neturim galvoj, vieną kartą čia esam paleisti į tą pasaulį, jeigu mes vis vien tik vergaujam kažkam, tai jau kada mes karaliai būsim. Tai savo leiskim, aš pažiūrėjau, mažam drobės plotelį, viskas, čia aš esu laisvas ir absoliučiai nepaisau jokių. Ir tuo labiau, kad apie pinigus negalvoju. Jeigu aš čia pradėsiu apie pinigus galvoti, tai jau irgi vergystės instrumentas, kuris mane pajungia. Kad vat, man reikia padaryti kažkokiam žmogui, kuris pasikabins salone, jis džiaugsis, bet tai aš jau nebelaisvas, jau pakliuvau jo vergystį, to žmogaus mąstymo lauką. Jūs visiškai neparduodat savo kūrinį? Ne, kai visiškai tuštėja kišenis, aš pagalvoju, kariai, yra tokių norinčių atsiranda, bet tikrai nesiūlau jūsų kompanijai į savo namus kažką iš čia tokio nešti, norėti, tai nėra interjeriniai kūriniai, aš sakau. O jeigu paslėpčiau namuose savo ir atsidaryčiau, pažiūrėčiau karts nuo karto? Nu, taip gali. Bet tas yra po kažkiek metų, tai gali būti ir milijonas, ir 10 milijonų. Tas toks mažas kūriniukas gali kartais. Atsidarysi, žiūri milijonus, paskui atsidarai, po 10 metų žiūri 2 milijonai, paskui dar atsižiūri 10 milijonų. O tai gerai, nu tai pavyzdžiui, jeigu kūrėjas kuria meną, tai kaip jūs su juo pasidalinsit su pasauliu? Nes man, pavyzdžiui, tai viskas gražu ir čia slegiantis, man tai nėra čia slegiantis dalykas. Žmogus atiduoda duoklę, kaip ir sakot jūs, pavyzdžiui, kaip vergija. Ne, kad žmogus atiduoda duoklę už tai, kad jam yra gražu, jisai atsidėkoja tau. O atsidėkojimas ir, pavyzdžiui, finansiškai galima. Taigi, aš irgi konvertuoju savo laiką, į pinigą. Čia apie tai Aš kaip iš buvo to kalba, pradžios kad ta prasme galima parduoti tuo atveju, bet nekurti kitam. Pagal tą Jo laisvės kūryba. jau faktą galima Iš galvoti. tikrųjų, mano tokių pirkėjų nėra daug. Ir tai Nu, ir čia reik savaime suprast, suprantam, bet jų yra. Nesakau, kad daug. Bet yra tie žmonės, kurie kažkokias kolekcijas renka tam, kad pamatytų tą meno įvairovę didelę. Ne tam, kad pasipuoštų savo būtą, bet jis kaip kolekcionierius gali užvesti ir draugus ir kam nors parodyti, kad koks yra platus požiūris į pasaulį. Toks ir toks ir toks. Ir Kitom akim. jo, iš tikrųjų, aš irgi su mielu noru rinkčiau kolekciją įvairiausių menininkų, nes man įdomus tas jų žvilgsnis į pasaulį. O ne tai, kad, sakykime, aš įsiteikčiau tam žmogui, kad pasipuošk savo saloną. Tai tų saloninių darbų ir gyvo galybė. Tai yra printinti dabar galiu ir viskas daro, bet tai kai žiūri kaip jūs atsikūrėt, tai va tas ir kyla. Šitas porą galit pakomentuoti, tiek šitas, tiek šitas. Ir šitą ir šitą įdomu. Čia yra, tai va yra paveikslas toksai, gal jūs žiūrit, ką aš čia norėjau pavaizduoti. Neprimena. Kaip asmenį? Jo, asmo, tai čia, aišku, aš visą laiką biškai jos keičiu. Aš Pranauskas jau atrado, nors aš absoliučiai nesinaudojau jokią fotografiją. Aš iš minties bandau atkurti tą vaizdinį ir, aišku, man biškai gaunasi, tas, sakykime, kaktos aukštas tas padidins yra, bet aš nenoriu to fotografinį kažkokį, nesunktin. Apie teleskopo pagalbą nusifotografuoju ir perkeliai. Tai jau čia ir Pranauskas, čia jis kaip teatralas, kaip komiks, tai vienas iš tokių mano mėgstamiausių buvo ir mirusiam pabandžiau taip savo įamžinti. Bet čia jo yra ta karūna, kaip komiko karūna. Čia toks komiškus figūrėlės ir tas jo liežuvis gan lankstas, o čia ir liežuvio forma. Ir jo širdis beveik liežuvyje buvo, tai čia tokie perkeltiniam prasmėm dažniausiai mano tie kūrinėliai ir nėra taip, kad kur gulbė, ežerėlis. Čia reikia ir pamastyti ir vieną dieną tą mintį kažkokį užkabinį, kitą dieną kitą. Apie tą kalbėti. O čia iš tikrųjų ir chameleoną tokį, pabandžiau žmogų chameleoną tokį sujungti. Anatomiškai, nors chameleonai
žinot, kitokia jau ta galva yra, tik tiek tas chameleonizmas egzistuojantis žmonių tarpe. Man jis yra visiškai neprimtins, tai aš pasidėjau čia tokį, kad jis kaip perspėjimas, kad neprasidėk su chameleonais arba pats nepasidaryk. Mes esame visi chameleonai, kai norim saugoti nuo kitų chameleonų. Nu tai chameleonas irgi saugos nuo pavojų. Jo. O čia dar vienas paveikslėlis, šiek tiek net panašus į chameleoną. Gal tą suprantat, kas tai per personažas? Man čia kažkokia makaka, bet šiaip iš veido. Skorpijos. Ne, iš veido. Čia gal per daug mažas veidukas, galbūt. Kažkur matyti. Man nuo to kūrinėlį perėsim į tą kitą zoną, kur ten daugiau apie jį bus kalbama. Putins. Putins, taip. Aha, tikrai dabar Čia iš tikrųjų jį tapiau Raudonosios Beždžionės metais, tokie buvo 16. Aha, 16. Ir būtent tais metais jis, kaip sakant, ta agresija jo suaktyvėja Ukrainos žemėje. O čia tiesiog tokia kaip primatas gyvūnas, kuris iš tikrųjų savotiškai, aš jo kaip žmogaus beveik negaliu įvardinti. Tiesiog yra kerštinga būtybė, liečiantis akmenį. Ten iš tikrųjų kitas personažas, kaip besimeldžiantis, tokių kažkaip nugesins tą oranžinis, raudonoji beždžionės, raudonoji beždžionė. Jo. O kas įdomiausia, sutampa kartais tai tokie laikmečiai ir raudonos beždžionės metai, ir jo ta agresija, kartais mes nesusijom tų dalykų. Aš tai galvoju, nebe žmogus. Tai ir sakė, kad nebe žmogų ir mato. Taip. Ir jau... Šitais Antanai